Sveiki, čia Reidas. Ir viskas tami pasakyta, kas bus parodyta ir kas bus rodoma. Per siaubingą avariją Klaipėdoje žuvo 2 BMW keleiviai. Automobilių meistras su BMW pateko į avariją važiuodamas iš vienų dirbtuvių kitas. Fatališkoje uostamiesčio vietoje per avariją vėl sužeistas žmogus. Vaizdo registratoriai atsitikus avarijai kloja neabejotinus argumentus. Visą tai netrukus Baltikum televizijos laidoje Reidas. Laidą pradėsime nuo itin apmaudaus 2 metų senumo BMW 328 ir gražuolio Saab 900 susidūrimo. Taigi Klaipėdoje Šilutės plente susidūrė 2 automobiliai – BMW ir Saab. Kadangi incidento dalyviai nesutiko su avarijos aplinkybėmis, atvyko kelių policijos ekipažas ir tada paaiškėjo, kad vos 2 metų senumo automobilio BMW civilinės atsakomybės draudimas pasibaigęs šių metų balandžio 14 dieną. Ar tik ne dėl to buvo kilę nesutarimai? Nežinau, aš jau buvau persirikėjęs, kaip ko čia tu persirikėjęs? Aš savo jos, tu vis tik turi praleisti, rodyti posūkį, praleisti, tau prieki kas buvo? Nesiginčykit, palauk. Aš mano nuomonė taip, aš jau buvau persirikėjęs, jau savo, kaip ir trečioji jos. Tai kaip tu čia man į šoną, jeigu tu buvai jau persirikėjęs, man į šoną kaip tu buvo reikia? Jeigu aš stoviu. Tai tu man trenki. Kaip aš tau trenkiau? Ko tu čia nusišneki? Jūs važiavot va tą Jostą, kur ten dabar ta Toyota? Kur policijos automobilis stovi, taip? Aš to Josai važiuoju, iš senuko. Jisai iš antros reikėsi į mano pusę, tai kaip tu? O jūs reikiautės? Aš jau buvau persirikėjęs. Kaip tu buvo persirikėjęs, jeigu tu man į kairį šoną žai? Aš turėjau subinį tau duoti tada. Kaip taip? Ne, tegu kelių policija nusprendžia, į kurį mašiną trenktis. Negana to, kad apynaujis automobilis buvo neapdarusas, jo vairuotojas Marius turėjo prisimti kaltę dėl šios avarijos. Mat išvažiuodamas iš teritorijos, iš Šilutės plentą ir rikiuodamasis iš vienos eismo juostos į kitą susidūrė su pariniu keliu važiavusiu automobiliu Saab, kurio vairuotojas Sergejų nuo sužalojimo apsaugojo išsiskleidusios oro pagalvės. Kai policijos pareigūnai Mariui pareiškė, kad dėl avarijos vienareikšmiai kaltas jis, žmogus susiėmė iš galvos. Mat Marius tik automobilių meistras. Automobilį BMW bandęs pervaryti iš vieno servizo į kitą, iš garažų teritorijos į solidesnį servizą Šilutės plente. Nors Marius teigia, kad mašina ne jo ir jis nežinojęs, kad važiuoja su neapdraustu automobiliu. Tai nuo atsakomybės neatleidžia. Deja. Tuo metu kitoje Šilutės plento vietoje susidūrė 2 vilkikai ir kol vairuotojai žiūrėjo, kas aniems nutiko, eismas užsikišo konkrečiai. Kol atbėgome iki vilkikų, vairuotojai buvo nusprendę, kad jie gal net nesusidūrė. Nebus nieko! Tikrai? Nebūdėt avarijai? Nebus? Būna taip ir su vilkikų vairuotojas ir jie gali padaryti žmogišką klaidą. Ir jie važiuodami žiedą žiūri kairėn, neįsitikinę, kad kolegos užpakalis jau nuvažiavo. Taikos prospekto ir Nakupės gatvių sankryžoje susidūrusio automobilių vairuotojai taip pat nesutiko su avarijos aplinkybėmis. Nors po avarijos buvo pradėję pildyti eismo įvykių deklaracijas, tačiau kilo klausimų. Pirmas klausimas įvykio vietą atvykus reidui yra tradicinis, ar nėra sužeistų žmonių, o jau po to seka visi kiti klausimai. Tas pirmas klausimas yra visada save pateisinantis, nes po susidūrimo vienas automobilis vos nenuskrido į priešingą eismo pusę. O iš kur išvažiavot? Iš šalutinio kelio? Iš šalutinio? Iš šalutinio, bet nes tikrai buvo didelis tarpas, kad nes mes gavom tokį smūgį, aš tikrai pirmą kartą niekada nevairuoju automobilio, bet gavau smūgį, galvoju, kad mes išlėksim ten. Ir saugos diržus turėjau, tai tas mane ir išgelbėjo ir įsikabinau čia. O kiek ten buvo to atstumo, tikrai negaliu pasakyti. Numatos sustabdymo kelias tai nemažas. Kaip jau sakėme, vairuotojai buvo pradėję pildyti eismo įvykių deklaracijas. Antrą juostą važiavo, supratau. Antrą juostą, pagrindinių kelių jis išėjo iš šalutinio išvažiavo. Aš kai pamačiau, pradėjau stabdyti, jau viskas jau buvo vėlu. O koks greitis susibuvo maždaug? 50-60. Supratau. Kaip galėjo tiek mane užmest? Argi 50 greičių galima tiek užmest? Bet mato, dabar greičio nieks nenustatys iš tikrųjų. Kiek stabdymai yra. Matot, kur stabdyti. Bet vis tiek jūs išvažiavote iš šalutinės gatvės. Bet aš jau buvau pradėjęs. Klausimas yra, kad Tai va dabar kas kaltas dėl avarijos? Tai aišku ne, aš pagrindinių kelių važiavau. Jūs pagrindinių kelių važiavot. Jūs galvojat, kad gavot tiesiai į galą? O aš jau buvau įsukęs, tada gavau į galą. Registratorius pas mane mašina. Aš jau buvau įsukęs. Tai jeigu jūs mato, tai žmogau, tai nepulk į galą.
Žinot jūsų problemą, labai gerai, mes viską pažiūrėsim. Žinot jūsų problemą didžiąją, kad reikėjo išsiaiškinti, kas kaltas ir po to pilti deklaracijas. Vat kame reikalas. Aš paklausiu, ar tu priimi kaltę? Taip, aš suprantu. Nes įdomu. Nes jūs iš Šalutinio kelio vis tiek išvažiavo. Bet aš jau pradėjau važiuoti. Aš ne tai, kad puoliau jam po ratais. Aš jau buvau įvažiavęs ir pradėjęs važiuoti. Tai nejaugi iš tokio greičio tiek gali mašiną nunešti. Avarijos aplinkybės nupiešė ir palengvino tą įsivaizdavimą vaizdo registratoriaus užfiksuoti vaizdai iš susidūrusio automobilio. Na labai jau pakištas Japono užpakalis, Mitsubishi išvažiavus iš Šalutinio kelio, nei galą trenktasi į galo šoną. Mitsubishi vairuotojas ilgai nesiginčęs prisėmė kaltę dėl šio incidento. Be to, tai istorija buvo apie vaizdo registratorių naudą vairuojant šalies keliais. Pagaliau palijo ir fatališkoje miesto pėsčiųjų perėjoje, kurioje per 2 metus jau yra žuvę 4 žmonės, vėl įvyko avarija, per kurią sužeistas žmogus. Avarija vyko, kai automobilio Volkswagen Golf vairuotojas sustojo praleisti pėsčiųjų ketinusių eiti per gatvę. Tačiau įsibėgėjusio savivarčio vairuotojas Vytautas prieš Golfą sustoti nesugebėjo. Nesuspėjau sustoti. Jis pristabdė. Pėstieji stovėjo grinai, vienas stovėjo čia ties ženklų kažkur, kitas antroj pusėje. Jis pristabdė, o aš iš žiedo išsukau. Ir greitį didelį nebuvo. Ir jis staigiai pristabdė ir aš dar sukau, iš šoną mečiau. O jisai antrojo juostoj gavo? Ta prasme, antrojo juostoj avarija vis buvo? Antrojo juostoj, abu buvo antrojo juostoj. Aš dar sukau į pirmą, bet nebeišsukau. Dažnai čia važiuoja? Dažnai. Tai žinot, kad čia taip stoja tie vairuotojai, stoja, kad praleistų pėsčiuosius, čia tokia... Pats sustoju, visados jau, tai nekalbos tokios nėra. Vytautas be avarijų vairavo automobilius nuo 1980 metų. Žodžiu, virš 30 metų, tačiau einant 33-iesiems susimovė ne juokais. Juolab į ligoninę buvo išvežtas automobilio Volkswagen Golf vairuotojas, kuris atsargiai buvo iškeltas iš suniokotos mašinos ir išvežtas į ligoninę, kuriam bus diagnozuotas kaklo ir stuburo krūtinės dalies raiščių patempimas. Ši pėsčiųjų perėja fatališkai tragiška. Praėjusiais metais, paskutinę metų dieną, čia žuvo pėsčioji. Pirmasis žuvęs žmogus per avariją Klaipėdoje šiais metais taip pat žuvo eidamas per šią perėją. Prieš porą metų kitoje gatvės pusėje žuvo motina ir vaikas. Žodžiu, važiuok, vairuok ir žiūrėk. Čia labai pavojinga vieta. Ta patį galima pasakyti ir pėstiesiems. Geriau per gatvę eiti, jau mašinoms nuvažiavus. Pagaliau palijus Klaipėdoje Dubysos gatvėje, susidūrus 2 automobiliams, vienas neteko rato, pakeitė važiavimo kryptį ir su aštria važiuoklės dalimi išarė išpuoselėtus žolynus sukurtus darbščių rankų prie sporto rūmų. Avarija vyko, kai automobilio Škoda Superb vairuotojas keitė važiavimo kryptį ir nukirto šalia važiavusi krovininį automobilį Fiat Ducato. Mes abu parvažiavom iš anos pusės. Nuo Minijos gatvės? Nuo Minijos gatvės parvažiavom, jinai antrą juostą, aš pirmą juostą. Ir aš važiavau. Ir jinai man poskį ir staigiai suk. Aš kabinau, bet aš dar stengdamas, kad nenuneškiausi į šoną ir... Kadangi per avariją buvo apgadinta šaligatvio bortelis ir subjaurota žalioji veja, dėl avarijos buvo nubaustas Škodos vairuotojas. Turbūt supratote, kad abu vairuotojai buvo blaivus ir per avariją nenukentėjo. Ir kitos istorijos viena mašina iš serijos Škoda Superb. Šilutės ir Baltijos prospekto žiedinėje sankryžoje susidūrė Škoda ir BMW su vairu kitoje pusėje. Atrodo, kad Lenkijos pilietis vairavęs čekišką automobilį šį kartą buvo neteisus. Jis pirmą žiedo juostą bandė apvažiuoti žiedą. Aš iš antros juostos žiedo važiavau į antrą juostą, o jisai iš pirmos norėjo žiedą apvažiuoti. Jisai kiaurį kirto iš pirmos. Nuo jakų žiedo jisai atvažiavo ir pirmą juostą norėjo žiedą apvažiuoti? Norėjo žiedą apvažiuoti, o aš važiavau žiedu ir iš antros į antrą. Ir tai, kad pas tai vairas ant galinės sėdynės, čia nesvarbu, ne? Tai pas mane normalus vairas pasikitoj pusėje. Lenkams bus vėliau paaiškinta, kad taip vairuoti nevalia, o tuo metu netoliese bakstelta subinėn taip, kaip būna prie žiedo. Taigi, su ta mintimi, kad į žiedą reikia įvažiuoti, kai prieš nosį nebėra priekinės mašinos užpakalio, ir pabaikime šią laidos dalį. Pertrauka. Gera mintis tiesa, galvoti, kaip čia nesugadinus priekyje važiuojančiam šventės. Dabar trumpai atsipūsime su Baltikum televizijos reklama, o po jos toliau laidoje matysite. Po avarijos pabėgusiame automobilėje rasti įtartini daiktai ir švirkštai, kol Liepų ir Artojų gatvių sankryžoje neveikia šviesoforai, ten avarijos liejasi laisvai. Ir automobilis BMW sprogus padangai bandė suvaidinti traktorių. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos.
Gerai, kad neišėjote iš kambario, nes dabar bus į ką pažiūrėti. Čia juk reidas. Žmogus paskambinęs reidų dėl šios avarijos sakė, kad kaltojo automobilio keleivis tai tikrai trūkęs, o dėl vairuotojo neaišku. Kai įvykio vietą atvyko reido kūrybinė grupė, Golfas buvo dingęs. Man skambino žmonės, sakė, trūkė, visiškai buvo. Nepastebėjau, štai prigėrė, neprigėrė. Aha. Sakė, keleivis tai tikrai gatavas. O kokia mašina? Golfas? Golfas. O numeris žinot? Jau pasakiau viską. Golfui atsitrenkimas į Land Cruiserio galą pasirodė nemenkas, nes atsidarė variklio dangtis, jis apsipylė dūmais, tačiau vis tiek šniudžiai su juo sugebėjo pabėgti. Po netolimus kiemus pradėję neršti policijos pareigūnai netrukus rado Golfą viename Pietinės gatvės kieme. Du jaunuoliai gobtuvose paslėpę savo smegenis dingo, sakė neaiškių tipų apsilankymą stebėjęs žmogus. Du pacanai ryte pametė nuėjo tenai. Du pacanai? Juos su kapišonai šiek kaip pavogė atrodo, toks jausmas, kad jie pastatė ir numetė tenai. O kaip? Nu jie po avarijos pabėgo su ta mašina. Nu aš nežinau, jie atleikė tokių greičių tenai, padanga sugadinta buvo juk, nu, ir pametė čia ir nuėjo čia tiesiai. Du pacanai su gobtuvais, jo? Su kapišonai. Kapišonai. Automobilyje rasti visi įrankiai reikalingi mašinoms laužti. Atsuktuvai, prožektoriai, ką tik išlupti magnetofonai, vairuotojų durelių dėtuvėje rastas panaudotas švirkštas. Tad klausimų bus daug. Mašinos savininkė, kam pardavė mašiną, tada tas turės atsakyti, kodėl pabėgo iš įvykio vietos. O kriminalistai paklaus, iš kur automobilyje du magnetofonai. O gal jie nepavogti, gal jie rasti besimėtantis kur gatvėje? Taigi klausimų bus ir visus jos privalu atsakyti. Pirmadienį Liepų ir Artojų gatvių sankryžoje susidūrė 3 automobiliai. Avarija vyko, kai automobilio Toyota Avensis vairuotojas, sukdamas kairėn, nepraleido tiesiai važiavusio tik prieš metus pagaminto automobilio Renault Megane. Tas po smūgio pakeitė važiavimo kryptį ir dar atsimušė į šalutinėme kelyje stovėjusį Audi. Tas žmogus važiavo antrą juostą iš tolo. Renault? Jo, Renault. Į tą juostą laisvą, aš taip nusikišau, viskas, aš galiu pravažiuoti. O tas žmogus apsisukimą darė. Aha. O šitas žmogus. Sukdamas į kairę nepraleido šitos, taip? Šito, tas kaip davė į mane atsitrė. Važiavau antrą juostą ir staiga prieš mane pasuko automobilis Toyota, nepraleido tiesiai važiuojant. Bet niekas kas jam galėjo užstot matomumą? Matomumas visiškai buvo geras, aš jį mačiau, jisai tiesiog prieš pat įvažiavo ir viskas. Ir viskas? Ir viskas. Tiesiog, žmogus nepamatė, tai nežinau. Matomumas čia buvo geras. Toyotos vairuotojas 30 metų vairavęs be avarijų apkaltino žioplumą. Savo žioplumą. Čia apsižiopsojau, Tik tai. Tik tai? Taip, tik tai. Šviesoforų žinau, kad neveikia, viskas tvarkoj. Sukausiai, nežinau, žiūrėjau kitą pusę, kažko nepamačiau to vaikino. Aha, supratau. Mano kaltė čia. Per avariją sužeistų žmonių nebuvo, vairuotojai buvo blaivus, tad beliko vyrams užpildyti eismo įvykių deklaracijas, avarijos kaltininkui pasirašant ant 2 popierių, kad 2 kart yra kaltas. Tad dar gerai, kad 10 sveikų Marijų nereikia sukalbėti. Tuo metu Klaipėdos rajone kelyje Baukštininkai Smilginė nuvažiavo nuo kelio ir Arimose sustojo automobilis BMW. Vairuotojas buvo blaivus ir teigė, kad ko gero sprogo arba išsimontavo galinė kairė aparato padanga. Padanga sprogo? Kuri? Kairė. Ir kaip tik ant posūkio. Vienas važiavo. Laimė, kad BMW nevirto, tik suvaidino traktorių arinti pavasarinius dirvonus. Žalos kitam nepadaryta, tad vairuotojai beliko įsitraukti mašiną iš arimų ir pagalvoti, tai kas čia su tomis padangomis nutiko, o gal greitis buvo per didelis. Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį Klaipėdoje per siaubingą automobilio BMW avariją žuvo 2 jaunuoliai. Avarija vyko lenktyniaujant 2 automobiliams, kurie nežmonišku greičiu atskriejo nuo Pilies tilto, pasakojo tuo metu prie sankryžos stovėjusio taksi automobilio vairuotojas. Žmonės lenktyniavo ir matyt nuo kaliuko, tai pasileido nesuvaldė mašiną, tai davė medį. O jisai tas, kuris dabar, va čia tas, kur atsitrenkė į medį, kelintą juostą važiavo? Antrą juostą. 2 mašinos buvo? 2 mašinos buvo. Ir viena nuvažiavo dar tiesiai, o tai jau nebesuspėjo. O antros nebėra jau. Supratau. Ta antroji net nebuvo sustojus. Nu, kiek mačiau, ne. O tu buvai prieš? Prie... Aš buvau įsisukęs į tą 2 gatvę ir pamačiau, kad jau parsinešė ir ištačiau greitą. Ištačiau greitą ir privažiavau. Pažiūrėjau, kad tenais nebelabai ką padaryti. Gali būti, kad automobilis BMW 528 skriedamas nuo tilto pradėjo šonus lysti į priešingą eismo juostą, dramos teatro pusėje, kliuvo į šaligatvio bortelį, virto ant šono ir keleivio pusę trenkėsi į medį. Smūgio būta tokio siaubingo, kad ant namo sienos liko BMW rato žymė, o kiek aukščiau ištiškęs
kraujas. Įvykio vietą iškviesti ugniagesiai gelbėtojai per priekinį stiklą ištraukė vieną leisgyvį jaunuolį. Po to atplėšė stogą, iš priekinės automobilio dalies iškėlė antrojo jaunolio palaikus. Vieną ištraukėme, dabar atvertėm automobilį. Ir tik atvertę automobilį ant ratų, iš galinės sėdynės ištraukė antrojo vaikino lavoną. Beje, ugniagesiai gelbėtojai tvirtino, kad traukiant iš mašinos kūnus, jie nepastebėjo, kad vaikinai važiavo prisisegę saugos diržus. Visi trys važiavo be diržų. Per avariją gyvas likęs vaikinas buvo išvežtas į ligoninę. 22 metų jaunuolis Vilius per avariją nepatyrė jokių kaulo lūžių ar vidaus organų pakenkimo. Jam sumušta galva, nubrozintas kūnas. Žuvę vaikinai tai vairuotojo bendraamžiai Mantas Kvedarauskas ir Eivydas Pocius. Automobilis BMW priklausė dar vienam jų bendraamžiui Edgarui, kurio automobilyje nebuvo. Klaipėdos kelių policijos biure dėl šio kraupaus nakties incidento pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ir nuodugniai yra tyriama vaizdo medžiaga iš kartų nelegaliose lenktynėse dalyvavusio automobilio vaizdo registratorius. Filmuotoje medžiagoje matosi, kai iki fatališkos avarijos automobiliai pradeda greitėti naujojo uosto gatve, perskrenda tiltą. Čia nelaimingas BMW, ko gero su ratu pataikęs ant šulinio dangčio, yra sumėtomas. Jis nusviedžiamas į priešingą eismo pusę ir keleivio pusė apsivinioja medį. Kartu važiavęs kitas BMW ekipažas apsisuka gretimoje sankryžoje ir grįžta į nelaimės vietą, kur dviems draugams jau niekas nebegalėjo padėti. O dabar vaizdo registratorių kertelė mūsų rubrika filmuoja reido reporteriai. Pradėsime nuo Savižudžių Taikos prospekte. Šioje vietoje eiti per Judrų prospektą negalima. Ir toliau šioje vietoje taip pat eiti skersai per Taikos prospektą negalima replioti ir neverkšlenkime, kai mūsų už tai baudžia. Nealpkime policijos automobiliuose. O dabar reido rubrikos filmuoja reido reporteriai rubrika Klausas is back. Taigi, vokietis Klausas, senas reido draugas, vėl išpildė mūsų eterį savo pastebėjimas iš Klaipėdos ir Lietuvos gatvių. Žardė šviesoforo saulėtą dieną nesimato, tad nenuostabu, kad varo ne du vairuotojai kartu degant raudonam šviesoforo signalui. Klausas buvo Kelmės rajone ir ką jūs savo galvojate, ant tilto Pilkražantė per ištisinę liniją jį aplenkė ne du eismo veikėjai. Klaipėdoje Minijos ir Aglonų gatvių sankryžoje parvažiuoja eismo dalyvis iš dešinės ekrano pusės. Regis šį kartą suspėjo, tačiau su tokia vairavimo logika kitą kartą gali ir nespėti. Kas čia per triukas? Atbulas pavažiavo, prisitaikė ir movė tiesiai į dešinę? Kauno gatvėje štai taip mes ir manevruojame. Klausas prašo atkreipti dėmesį į automobilį Volkswagen Passat. Pavarė vyriškis nekantriai per ištisinės linijas prieš eismą. Senas automobilis manevruoja Žardė žiedė. Na, vairuotojas matyt dar senesnis už tą savo mašiną. Kokius 4 kartus. Tai sunku anam išsilaikyti eismo juostoje. Vos nesusikolė anas su kitų eismo dalyvių. Be Šilutės plente prie Donos kombinato nėra rodiklės į dešinę. Tad ponas dešinėje ekrano pusėje pravažiavo degant raudonam šviesoforo signalui. O dabar Part 1 automobilio BMW manevras Taikos ir Baltijos žiedinėje sankryžoje. O dabar Part 2 tas pats žiedas ir jau kitas BMW varo nevaikiškai. Kaipgi galima nemylėti šių automobilių? Tai buvo tik maža Klauso pastebėjimų dalis. Klausas is back. O čia pilietis važiuodamas nuo tarptautinės perkalos sumanė aplenkti mūsų draugą Žymantą. Tai vyko ant viaduko ir kertant ištisinę liniją. O čia kelių projektuotojų dėmesiu. Kaip jūs manote, kodėl šio automobilio vairuotojas pavažiavo būtent šitaip? Štai taip, Minijos gatvėje prieš eismą. Nusišypsokime savo, kad viskas baigėsi tik tai taip. O dabar keliamės į Šiaulius, Vytauto ir architektų gatvė. Vos. Bet vos dar nieko nereiškia, nes tai ir yra vos. O dabar pamatysite vaizdus, už ką yra skiriama 600 litų bauda ir 4 mėnesiams atimamas vairuotojo pažymėjimas. Štai kam reikalingi vaizdo registratoriai, kad po to įrodytum savo tiesas. Baltijos prospekte lenda prieš didelį smėliavežį mokomasis automobilis. Neįlindo, atkreipti dėmesį į svarbų faktą. Dešinės pusės galinio vaizdo veidrodis yra. Sunkvežimis savo kelionės metu nė karto nebuvo iškrypęs iš savo eismo juostos. Toliau tas pats mokomasis automobilis aplenkė sunkvežimį ir kerta per stabdžius. Suprask, stok. Beje, veidrodžio jau nebėra. Sustojama Baltijos ir Šilutės žiedinės sankryžos viduryje. 22 metų šis neva vairavimo instruktorius už pavojingą vairavimą nubaustas 600 litų bauda. Teisė vairuoti atimta 4 mėnesiams ir dar 100 litų baudą gavo už avariją, nes mokomoji Kia priklauso ne jam. Šis incidentas tai mūsų kultūros keliuose veidrodis ir ne kitaip. Ačiū, kad buvote šį pusvalandį su reidu. Pasimatysime kitą antradienį toje pačioje vietoje, tuo pačiu metu. Facebook'e mus galite tinkinti ištisą parą. Būkite aplankyti, jūs aplankykit mus ir dar. Motociklai. Nepamirškit, kad nuo šiol keliu turime dalintis su baikais.
Thank you.